Tai šiuo metu Lietuvos sporto universiteto laboratorijose testuojama penkiakovės sporto šakos atstovus. Tai siekiame įvertinti įvairius raumenų, ištvermės rodiklius, vikrumo rodiklius, taip siekiant padėti pasirengti svarbiausiams startams. Dabar sezono pradžia, norim pasižiūrėti, ką reikia stiprinti, ką reikia, kokias užkrovas daryti. Ir lyginsim, kiek buvo sezono gale ir dabar sezono pradžioj, kaip viskas atrodo. Periodiškai atliekam tos tyrimus, ten kas mėnesį, gal kartais biškį dažniau, tai daromės ir VO2 max testą, ir biodekso testą, tai sakyčiau gal, bet čia mano nuomonė, šitie du turbūt svarbiausi yra, tai sekam ir tuos slenksčius tikrai pritaikom po to savo treniruotėse, pagal tai bėgam, pagal pulsą. Biodeksas labai svarbu pamatyti kažkur, pastebėti tos disbalansus, kur gal pas kai kuriuos ten, tarkim, yra akivaizdus ir ten treneris iškart mato, pas kai kuriuos mažesni, tai galima tikrai užbėgti ir ten traumom, sustabdyti traumas arba tiesiog gal pagerinti mūsų rezultatus. Šiuo metu esame laboratorijoje, kur sportininkai sės į biodeks izokinetinio dinamometro kėdę ir tai bus įvertinama raumenų jėga. Tai pažiūrimi balansai tarp kojų, tarp skirtingų raumenų grupių ir įvertinama, ar nėra tam tikra traumų rizika. Šiaip reguliariai treneris daro ten taip kažkokią tarpą, tai prieš svarbesnės varžybas, tai pat sezono pradžioje, sezono pabaigoje, tai reguliariai darom šitos testus. Tai šiuo metu tyriam šiuolaikinės penkiakovės Lietuvos rinktinės sportininkus. Jie reguliariai čia ateina kas keletą mėnesių ir mes žiūrim, kas pakinta dėl to, kad jie sportuoja, kad nuvažiuoja į žemo slėgio sąlygas aukštikalnės, tarkime. Tyrimas unikalus, Lietuvoje niekas to nedaro, tarkime. Klinikoje matuoja tik tai hemoglobino koncentraciją, mes pasakom, kiek žmogus turi ne tik kiek yra kraujo hemoglobino, reiškia tam tikram kraujo standartiniam kiekį, mes pasakom, kiek iš viso yra hemoglobino, tarkim, kilogramas, pusantro gali būti. Ir mes pasakom, kiek žmogus turi iš viso kraujo, tarkim. Nes sportuojantis turi, tarkim, 6-7 litrus, sportininkas, ištvermės sportininkas gali turėti iki pusantro karto daugiau. Tai yra didžiulis privalumas, jisai gali tada turėdamas daugiau kraujo, jo širdis dirba efektyviau. Kraujas, reiškia, daugiau paima deguonies, daugiau išnešioja, reiškia, raumenims, smegenims ir visiems kitiems audiniams. Lietuvoje ir Baltijos šalyse, kiek man žinoma, tokios įrangos nėra. Pasaulyje yra apie 40 centrų, tarkim, kurie naudoja šitą įrangą. Tai yra unikali įranga, jinai, tarkim, naudoja net ir kosminių skrydžių metu, tarkime. Yra pavyzdžių, tarkim, tyriami žmonės, tarkim, kurie gyvena aukštikalnėse, tarkim, kelių kilometrų aukštį, irgi tokie įdomus tyrimai, kadangi jie turi daugiau hemoglobino. Aišku, sportininkam tai yra ypatingai, kaip sakiau, aktualu, kadangi sportininkai hemoglobinas, kraujas, yra vienas iš svarbiausių dalykų, lemiančių jo deguonies suvartojimą. Tai čia šalia manęs matome VITIS-M prietaisą, kurio pagalba įvertinamas sportininkų reaktyvus vikrumas. Įvertinus visus matuojamus rodiklius, mūsų mokslininkai pateikia treneriams ataskaitas, kurių pagalba remiasi pasirengimo etape. Šitie testai tai yra grynai mūsų, mes turėjom atostogas, pradedam naują sezoną ir irgi dabar turėsim duomenis, kokie mes pradedam sezoną, ką reikia treniruoti, vėliau toliau darysim tos tyrimus ir žinosim, kur patobulėjom, kur toliau reikia vėl dirbti.